Apple. Think different. McDonald's. I'm loving it. Maxima. Apie viską pagalvota. Nike. Just do it. Sveiki, čia Justas iš Boost Marketing ir šiandien aš noriu pasidalinti savo metodu, kaip aš atrakinu brando esmę, kitaip sakant, kaip sukūriu brando pozicionavimo šūkį, kurį galima paskui naudoti brando komunikacijoje su tikslinė auditorija. Tai yra trumpai, vienu sakiniu perduoti, apie ką yra jūsų brandas ir kodėl jūsų klientas turėtų rinktis būtent jūs. Kartais tas vienas sakinys taip pat naudingas, kuriant visai kitai komunikacijai su išorė. Kitaip sakant, jeigu galite vienu sakiniu pasakyti, apie ką jūs esate ir kodėl reikėtų jūs rinktis, tai tikiu, kad tai gali būti kaip fundamentas tolimesniai ir platesniai komunikacijai, jūsų prekinio ženklo komunikacijai su išorė, su klientais. Tad pradėkime šitą užduotį. Pradėti siūlyčiau nuo tiesioginių konkurentų tyrimo. Pasižiūrėkite, ką daro jūsų tiesioginiai konkurentai, ką siūlo jie savo klientams. Tai dažniausiai teisingai daryti į namų svetainėje pirmame puslapyje, pirmoje sekcijoje, vadinamoje Hero Image. Hero sekcijoje ten turėtų atsispindėti prekinio ženklo pozicionavimo šūkis ir visa esmė. Jeigu iš jūsų konkurentų svetainės sunku suvokti, ką jie siūlo, tai sveikinu, nes mes netrukus žinosime, kaip juos nukonkuruoti, nes mes turėsime pasiruošę kažką geriau, negu jie gali pasiūlyti. Bet vis tiek pradėkite nuo to, ką veikia jūsų konkurentai, kaip jie komunikuoja, ką jie nori pasakyti vienu sakiniu apie save. Ir galbūt net taip geriau suvoksite, o ką reikėtų sakyti jums patiems apie savo prekinį ženklą. Taip pat verta atkreipdėmėsi, ką kalba netiesioginiai konkurentai. Tai skirtumas tarp tiesioginių ir netiesioginių konkurentų, tiems, kas nežino, trumpai paaiškinsiu, kad yra, sakykime, šiandien mes darysime pratimus, šitą pavyzdį atliksiu su įsivaizduojamu futbolo treneriu Ivanausku. Tai, pavyzdžiui, futbolo trenerio tiesioginiai konkurentai yra kiti futbolo treneriai, o netiesioginiai konkurentai yra bet kokių sporto šakų treneriai tame mieste, sakykime, ar tame regione. Tai gali būti krepšinio treneriai, plaukimo būreliai, krepšinio būreliai, būrevimo būreliai, netgi, sakyčiau, šachmatų būreliai ar kompiuterių būreliai, sakykime, visa vaikų būrelių kategorija gali būti futbolo treneriai Ivanausko netiesioginiai konkurentai. Panagrinėkite jų vertės pasiūlymus. Ir kai jau turėsime informaciją apie konkurentus, siūlau patyrinėti savo tikslinę grupę. Šitą skaidrę siūlau duplikuoti tiek kartų, kiek yra segmentų. Pavyzdžiui, kadangi mes kalbėsim ir kalbam apie futbolo trenerį Ivanauską, tai sakykime, kad jis turi galbūt netgi 3 tikslinės auditorijas, tai yra vaikų tėvai, sprendimo priėmėjai iš tikrųjų yra patys vaikai ir, sakykime, rėmėjai. Tai su kiekviena tas auditorija turėtų būti šiek tiek kitokia komunikacija, nes jų motivacija, jų problemos, poreikis šiek tiek skiriasi, bet šiandien panagrinėkime tą tėvų kategoriją, tik tiesioginių sprendimo priėmėjų, kur reikia eiti į kokį būrelį leis savo vaikus sprendžia tėvai. Taigi lentelę, pirmoje lentelės eilutėje siūlau vis tiek apsirašyti maždaug, kiek jūs galite suprasti, vidutinį kliento
amžių, lytį, išsilavinimą, pajamas, gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį. Apsirašykite tai, nes gal net apsirašydami suprasite kai kurios dalykus, arba bus paskui aiškiau komunikuoti su ta auditorija. Kaip pavyzdžiui, jeigu gyvena Šiauliuose, tai mums tikrai nereikia komunikuoti su tėvais, kurie gyvena Panevėžyje, ne? Nu, tai akivaizdu, bet kartais šiek tiek praleidžiam kai kurios dalykus, tai jeigu tai yra užrašyta, tai tiesiog bus lengviau paskui prisiminti. Kliento problema, antroji eilutė. Kliento problema, poreikis susijęs su verslo produktu ar paslauga. Sakykime, kad mūsų tėtis Donatas ir jo problema, kad jam reikia rasti sporto būrelį arti namų. Jo iššūkis, poreikis, nori, kad vaikas būtų atletiškas, gerai praleistų laiką, bet susirastų draugų. Mūsų kliento priešai tai yra laikas, jis turi mažai laiko, jis turi vežioti vaikus toli, galbūt į kažkokius būrelius, galbūt gyvena priemiestyje. Jo priešai, rūpesčiai darbe, konfliktai šeimoje, kas be ko, tokie dalykai jam turbūt yra aktualūs. Jo motivacija, kad vaikus sektųsi gyvenime, kad būtų sportiškas, atletiškas, sveikas, kad gerai baigtų mokyklą, kad gerai stotų mokytis, kad rastų gerą darbą. Jis viduj tuo yra motyvuotas. Kaip jie perka? Sakykime, kad jie ieško internete, randa socialiniai medijai, pažiūri realiai vietoje, kaip vyksta treniruotės, vertina kitus vaikus, vertina tėvus, vertina kitų tėvų atsiliepimus, klauso savo draugų rekomendacijų. Taigi, kitaip sakant, mes norime, kad klientas matytų, kaip laimingai tobulėja jo vaikas ir tampa, sakykime, atsakingesnis. Mes norime, kad mūsų klientas galvotų, tikrai gerai pasirinkau čia, tai futbolo trenerį Ivanauską. Jaustųsi laimingas, kad yra geras tėvas, jaustųsi atsakingas, darytų, pasirašytų. Mes norim, kad tas klientas pasirašytų, sakykime, metinę sutartį su mumis. Šnipždėtų. Tai yra po to, kai jis jau perka mūsų paslaugas, mes norėtumėm, kai jis kitiem žmonėm pašnipždėtų, kad buvo jam, sakykime, problemų su vaiko motyvacija, bet nebėra, jis tapo atletiškas, nes pradėjo laikyti, pradėjo siekti tikslų. Rekomenduoju savo draugams ir jų vaikams šitą futbolo trenerį. Tai va, tai mūsų pasiūlymas spręsti jo problemą yra sporto vaikų būrelis, komandinės treniruotės jaunimui, tobulinčios vaiko sportinę formą ir vaiko motyvaciją. Pasakysiu, kad čia yra labai trumpa ir paprasta, supaprastinta lentelė, bet tai yra geriau negu nieko, nes yra daug išsamesnės, daug rimtesnės lentelės, bet man atrodo, kad gyvenimo pradžiai užtektų šis lentelės su tiek eilučių, kad jau būtų galima ant to statyti brandų pozicionavimą. Sekančioje skaidrėje, dviejose sekančiose skaidrėse panagrinėsime funkcinę naudą. Tai yra funkcinė nauda ir emocinė nauda. Dalykus, ką konkrečiai klientas gauna iš mūsų verslo paslaugos. Funkcinė nauda. Aš čia surašiau dabar greitai tokius dalykus. Kūno sveikatinimą gauna, prasmingą užimtumą gauna, komandinį darbą, draugus vaikams, profesinį tobulėjimą, kalbant apie futbolo sritį. Gauna. Emocinė nauda tėvui, sakykime, pasididžiavimas savo vaiko atletiškumu, gero tėvo statusas, protingo ir sportiško tėvo statusas, džiaugsmas dėl užtikrinto vaiko, dėl jo augimo, dėl tobulėjimo, užtikrintumas, pasitikėjimas savimi, čia kartu seka. Taigi, ką mes darome 9 skaidrėje, ogi mes darome tai, kad mes išsirašome šitas naudas į atskiras korteles, sakykime, ar ne? Ir tada šitoj matricoje, šitoj lentelėje yra 4 zonos ir o čia būtų gera vieta parodyti tą tokią, aš įdėsiu tą tokią diagramą, kurį padės jums suprasti, kas čia vyksta. Bet dabar su šitą lentelę, matant šitą lentelę, aš paaiškinsiu, palietai, kaip aš matau
ir galiu paaiškinti dabar. Tai winning zone yra, gerai, įvardinsiu visas zonas. Winning zone, nugalėtojų zona, rizikinga zona, kvaila zona ir pralaimėjimo zona. Pralaimėjimo zonai atsiduria mūsų nauda, sakykime, jeigu mes galime pasiūlyti, pavyzdžiui, sakykime, užimtumas, apsauga nuo blogų veiklų, sakykime, tokia kaip išskirta nauda, ar ne, negaliu pagriebti, aha. Taigi, jinai atsidurtų losing erdvėje, pralaimėjimo zonoje, jeigu klientas gali norėti, jį motyvuoja šita mūsų siūloma nauda, tačiau mes, nėra jinai mums išskirtinė. Kiti klientai irgi siūlo šitą naudą. Taigi mes atsiduriam pralaimėjimo zoną, mes galim pralaimėti kitiem klientam. Ne? Kvailoje zonoje mūsų nauda atsiduria, jeigu mes nelabai galim tai pasiūlyti užtikrintai klientui ir dar klientas net nelabai to siekia, nori. Tai prasme, kliento motyvacija žema yra ties šita. Mes siūlome tokį dalyką, bet irgi nėra mums išskirtinis. Rizikinga zona yra, jeigu mes kaip ir tai galim priskirti tai mūsų prekiniam ženklui, bet kliento motyvacija ties tuo yra neaiški arba žema. Tai va, pabandykime sudėlioti. Aš čia atrinkau bent po 3 naudas po 3 labiausiai prioritetinės naudas iš funkcinių naudų ir emocinių naudų lentelių ir pabandau sudėti taip, kaip aš matau futbolo trenerio Ivanausko prekinio ženklo pozicijas. Taigi, man sudėliojus gaunasi, sakykime, šitaip, labiausiai išskirtinė ir labiausiai trokštama klientų tenkinanti klientų poreikių savybė yra kamuolio valdymo technika. Futbolo treneris Ivanauskas yra kamuolio driblingo virtuozas ir jisai tuo išsiskiria iš kitų ir to labai, sakykime, siekia tėvai, kad išmokinti vaikus būtent driblinguoti kamuolį. Tada, kuo dar išsiskiria treneris Ivanauskas, jisai kuria asmeninį santykį su vaiku ir tikrai gali pasiūlyti ir kiti treneriai, sakykime, taip asmeniškai giliai nekuria tokių asmeninių santykių, todėl treneris Ivanauskas gali pasigirti tuo, gali laisvai uždėti šitą naudą į laiminčios zonos sritį. Kūno sveikatinimas, pasitikėjimas, pasididžiavimas, užimtumas, komandos draugai, sąmoningas sprendimas. Čia tie vadinamieji tokie sėdintys ant tvoros, nes mes ir galime pasiūlyti, bet ir klientai, konkurentai irgi tą patį siūlo. Tai mes iš tikrųjų taip, sakykime, spėkim, kad nežinom, bet, sakykime, labai aiškiai matosi, kad sąmoningas sprendimas, kurį priima tėvas, matydamas, kaip vaikas auga, tėvas jausis, kad priėmė gerą, protingą sprendimą sąmoningą. Taigi aš į winning zone taip ryškiau išskiriamos 3 tos naudos ir tas 3 naudas mes panaudosime sekančioje skaidrėje, kur mes jau čia bandysime formuluoti ir pozicionavimo teiginį. Taigi, pirmoje eilutėje verslo pavadinimas ir tipas futbolo treneris Ivanauskas. Futbolo treneris yra tipas, Ivanauskas brando pavadinimas, sakykime.
Mūsų verslo privalumai, kurį siūlo futbolo treneris Ivanauskas, kuris siūlo sąmoningą sprendimą tėvams, nes kuria asmeninį santykį, kuris augina vaiko pasitikėjimą savimi per kamuolio valdymo technikos mokymą. Taigi, kaip minėjau, įmame savybės, kurios yra labiausiai dešinėje viršui šitos lentelės. Ir jas bandom parašyti, jas tiesiog surašom, formuluojam sakinį iš jų, ką būtent siūlo treneris Ivanauskas. Na tai siūlo asmeninį santykį, augina vaiko pasitikėjimą, kamuolio valdymo techniką ir sąmoningą sprendimą tėvams. Tikiuosi pagavot. Aš trečią kartą aiškinu, pats pradedu suprasti, tai jūs irgi jau privalot suprasti. Na ir apatinės lentelės eilutės skirtos, tam teiginiui patvirtinti, nes mes įrašom patvirtinimą, nes vaikai tampa sąmoningesni, nes susikuria asmeninis ryšys ir pasitikėjimas su vaiku, nes treneris yra driblingo virtuozas. Taigi, ir iš šitos lentelės mes žengėme į sekančią lentelę ir iš ten pasiimame, iš praeitos lentelės pasiimame pozicionavimo teiginį ir galim įsirašyti į čia. Ir dabar jau matydami prieš akis pozicionavimo teiginį, bandysime suformuluoti prekinio ženklo tagline, tai yra pagrindinį dalykėlį, aš jį paboldinau, kuris, vienu sakiniu apsako futbolo trenerio Ivanausko esmę, prasmę, pasiūlymo klientui ir unikalumą. Taigi futbolo treneris Ivanauskas vienu sakiniu, per kamuolio driblingą į rezultatus gyvenime. Marketing slogan šiek tiek skiriasi nuo tagline, nes slogan yra labiau pritaikytas marketingo kompanijoms, bet yra buvę nemažai įvykių marketingo istorijoje, kai iš marketingo kompanijos taip, kaip sakant, gerai paėjo, kad pasiėmė ir brandas šitą šūkį. Tai čia aš pabandžiau parašyti marketingo kompanijos sloganą. Tikslui naujiem klientam, targetas tėvai, futbolo treneris Ivanauskas, augame, kol žaidžiame. Variantas. Ir paskutinė lentelė, pradėkime nuo kodėl. Simon Sinek teorija, pasigūglinsite, tai žinoma teorija, kur jos autorius Simonas Sinekas kviečia iš tikrųjų užduoti esminį klausimą start with why, kodėl mes egzistuojame, atrakinti esminę prekinio ženklo egzistavimui teiginį, prasmės teiginį ir mes irgi pradedam nuo klausimo, futbolo treneris Ivanauskas, kodėl mes egzistuojame. Atsakymas šiuo atveju nėra, kad toksai mes egzistuojame, nes mokome driblingo ar kuriame asmeninį ryšį, ar kad mokome žaisti futbolą. Aukštesnė egzistencinė prasmė futbolo trenerių Ivanausko yra tai, kad jis kuria žmonėse gerumą, sąmoningumą, motyvuoja juos. Kaip jis tai daro? Per kamuolio technikos mokymą ir asmeninį ryšį su vaikais. Ką mes realiai darome, ką futbolo treneris Ivanauskas realiai daro, jis tiesiog moko žaisti futbolą. Tai tiek, tai man atrodo, kad mes šita skaidrė neprieštarauja šitiems teiginiams ir mes turime paboldintas futbolo trenerio Ivanausko pozicionavimo teiginys, kurį aš drąsiai naudočiau komunikacijoje, rinkodaroje, marketinge ir iš to kildinčiau platesnės žinutės, kaip fundamentą naudočiau, tai futbolo treneris Ivanauskas per kamuolio driblingą ir rezultatus gyvenime. Dėkoju, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad buvo naudinga. Jeigu domina šitos skaidrės
kad galėtumėt panaudoti savo verslo pozicionavimo teiginio kūrimui, parašykite man žinutę arba pakomentuokite komentaruose ir aš jums atsiųsiu tas skaidres, galėsite panaudoti, perrašyti ir sukurti savo prekinio ženklo pozicionavimo teiginį. Tai šiam kartui tiek, dėkuoju dar kartą ir susitiksime kitose videose. Čia buvo Justas iš Boost Marketing. Ate.